Gerai. Labas, Labas, aš esu Jurgita, aš esu Inga. mes esam iš Atviro Telšių jaunimo centro ir norim mesti jums iššūkį. O iššūkį metam visiems, kam yra 16-20 metų ir tie visi turi gyventi Telšių rajone, ne mieste. Jums reikia nufilmuoti filmuką 2 minučių apie vietos veiklos grupės įgyvendintus projektus tavo bendruomeniai. Daugiau apie vietos veiklos grupę Telšiuose galite rasti internetiniam puslapį telšių.vvg.lt. Jums tereikia atsakyti tik į 2 klausimus. Kas tai yra ir kas man iš to? Ir jeigu yra neaišku, kaip tas filmas ir kas tai yra, tai mums parodys. Ar esat matę kur nors ant kažkokią pastatą, ant kažkokios, nežinau, aikštelės tokį logotipą? Ne? O tokį logotipą esat matę? Tai va, jums reikia nufilmuoti filmuką 2 minučių trukmės ir sudalyvauti projekte Jaunimas kaimo plėtros procesuose. Skamb gal ir taip įdomi, gal kažkiek netikėta baisiai, bet realiai tai bus 2 stovyklos, viena Švedijoje, viena Lietuvo ir dar kažkokios užduotis čia Lietuvo tarp stovyklų tarpe. O visko žymiai daugiau apie patį projektą jūs galite ieškoti čia, vietos veiklos grupės Telšiuose internetiniam puslapį. Ir žodžiu, iki balandžio 20 atsiųskit savo filmuką adresu atviras.tc@gmail.com ir bandykit dalyvauti. O kogi ne? Kogi nenuvažiavus į Švediją, kogi nesudalyvavus vasaros stovyklą Telšiuose.